Tačiau kiekvienas simbolis, kiekvienas paveikslas, kiekviena detalė esanti mūsų mokykloje, jį turi esmę. Pagrindinė esmė yra sudėta ant tos mažos lentynos. Kiekvienas simbolis reiškia skirtingą vertybę. Įkvėpimas, tyras protas, atvira širdis, aukštesnioji sąmonė, pasitikėjimas, išmintis. Kiekvienas simbolis primena mums, ko mes norime, kodėl mes čia esame ir kaip tai padaryti. Todėl kiekvienos treniruotės pradžioje mes nusilenkėme tiem simboliam. Treniruotė prasideda nuo frazės "Onegai shimasu". Iš japonų kalbos išvertus "Onegai shimasu" japonų kalboje naudojamas labai dažnai, labai įvairiais momentais. Iš esmės "Onegai shimasu" galima versti kaip "prašau", mokyje yra tradicinė technika. Ir yra dar dvi sritys, tai principai ir požiūris. Šiandieną pasistengsim supažindinti su visais šiek tiek. Ir pradėsime nuo prastesnio, nuo tradicinio techninio lygmens. Technika yra suvokiama ir jai reikia laiko išmokti. Yra įvairios atakos, pagriebimas su viena ranka, iš kitos pusės, susirėmimas rankomis, smūgis, kraitis į galvą. Kiekvienas žingsnis yra paaiškinamas, kodėl jis atliekamas, viskas turi prasmę. Šitoje technikoje kas yra įdomu, kad galima išnaudoti dviem būdais. Aktyviuoju ir imliuoju. Aktyvusis aš judu į žmogų. Nuvedu į žemės ir išlaikau savo partnerį be skausmo. Skausmas čia neegzistuoja. Žmogui atsistoti yra labai sunku. Man jėgos nereikia. Aktyvioji, tiesioji energija, ta, kuri žino, ko nori, žino, ką daro ir žino, kur eina, juoda balta, galima dar pavadinti vyriškuoju pradu. Yra kita pusė. Kiekvienas vyras, kiekviena moteris turi vyrišką ir moterišką pusę. Nėra moterių, kurios yra absoliučiai moteriškos, nėra vyrų, kurie yra absoliučiai vyriški. Yra disbalansai, bet juos galima ištaisyti. Technikos pradžia ta pati. Vietoj to, kad eičiau tiesiai prie savo tikslo, aš galiu eiti aplink. Galbūt reikia įgudusios akies, kad pamatyti, kas įvyko. Čia galim sugrįžti paaiškinti. Technika vyksta pro nugarą. Aš neprievartauju ir prieš tai neprievartauju savo partnerį, tačiau buvo tiesioginis ėjimas. Dabar aš priimu savo partnerio energiją, ten, kur ji nori judėti. Vėlgi, jėgos nereikia, tačiau reikia klausimo. Aš negaliu jos prievartauti ir sakyti, ei, smūgis į krūtinę. Mano tikslas išlikti saugioje vietoje. Dabar aš galėčiau prievartauti jį ir sakyti, griuk čia. Naudoti skausmą. Daugelį kovos menų tai yra normalu ir tai yra efektinga, tačiau tai nėra būtina. Jeigu aš jaučiu savo partnerį, jo klausau, jaučiu jo kūną, jaučiu savo kūną ir judame kartu, keletas judesių, kuriuos turbūt matėte iš samurajų filmų su Tom Cruise'u.